Medijų rėmimo fondas. Šiandieną mūsų laidos svečias – kultūrologas, lektorius, rašytojas, žurnalistas ir didelis kino mylėtojas Kęstutis Meškys. Sovietmečiu studijavęs ir dirbęs tuometinėme Leningrade, dabartinėme Sankt Peterburge, jis grįžo į gimtoją Klaipėdą, kur be kita ko įkūrė kino klubą, organizavo kino festivalį Gaudebut, taip pat jo dėka buvo sukurtas filmas apie Taravos Anikę. Bet pradėkime nuo pradžių. Su kinu mane sieja sena istorija. Nuo vaikystės visur ieškojau prasmės. Nenurimdavau, jeigu kažko nesuprantu. Pavyzdžiui, keista man buvo, kai tėvai susitikdavo su pažįstamais, kai jie susitikę dalinasi tokiais bereikšmiais žodžiais kaip sveikas, laba diena, arba šneka apie orą, arba aplamai apie kažkokius menkniekius. Man buvo keista, kodėl žmonės tą ritualą žaidžia. Ir tik vėliau, kai jau atsidūriau Peterburge, teko susipažinti su tokio garsaus semiotikos mokslo pradininko Vladimiro Propo aplinka. Na ir ta semiotika, nors anksčiau irgi mylėjau kiną, bet atvedė mane sąmoningai į kiną. Pradėjau suvokti jo esminę reikšmę ir kino aplamai prasmingumą. Taigi galiu pasakyti, kad man gyvenimas yra kinas. Aš ir gyvenime, bet kokioj akimirkoj ieškau to kino. Nes man kinas yra prasmių prasmė. Kinas, kino kalba, apima viską aplinkui. Tai yra menus, psichologija, muzika, verslus, technologijas ir taip toliau. Ir šita sudėtinga kalba padeda atskleisti tas gilias ir sudėtingas prasmes, kurios tarsi sklaido ore, sklaido pasaulyje. Kinas daugelio atžvilgių inicijavo ir mano ne tik žurnalistinius interesus, bet ir akademinius interesus, į kurių lauką pateko ir semiotika, ir kultūrologija, ir komunikacinės technologijos, ir mokslas, ir meno sąsajos. Tai iš esmės savęs skaitau tokiu tarpdisciplininiu žmogum, kuriam įdomus ribiniai procesai, kurie vyksta tarp įvairių mokslo sričių, gyvenimo sričių, meno sričių ir taip toliau. Dar besimokydamas gimtojoje Klaipėdoje Kęstutis Meškys su bendraklasiais apsilankė Sankt Peterburge ir susižavėjęs šiuo miestu norėjo kinematografijos institute studijuoti scenaristo specialybę. Nuo Peterburge atsidūriau, buvo nuostata dirbti su kinu, studijuoti kiną. Bet stojant tais laikais į kūrybinės profesijas reikėjo 2 metų stažo. Aš ką tik po mokyklos, aš buvau priverstas stoti į tuometinį Politechnikos institutą. Tuo metu, kai prasidėjo IT technologijų amžiaus pradžia. Ir aš pagalvojau, kad aš baigsiu tos mokslus, kad aš po to vėl galėsiu toliau stoti į režisūrą arba kino scenarijų, norėjau studijuoti. Bet po to išėjo dar vieni įstatymai, kurie neleido baigus technikos srities studijas eiti į kūrybinės studijas. Tai aš nuėjau į televiziją, mane iškart priėmė vyr inžinierium, man leisdavo kaip laboratorijos vedėjų lankytis visose studijose, dalyvauti filmavimo procese, kadangi aš turėjau kontroliuoti aparatūrą, prižiūrėti. Aš ten pradirbau porą metų, bet vis tiek akis traukė į televiziją ir aš pradėjau dirbti televizijoje, dirbau filmų direktorium. Tas darbas man, aišku, buvo žymiai daugiau prie dūšios. Kas dar man patiko, kad man leido tai kurti autorinės laidas. Ir aš pradėjau kurti autorinės laidas apie Lietuvos menininkus, atlikėjus, kurie neretai atvykdavo pas mus, aš imdavau iš jų interviu, filmuodavau siužetus. Tai pirmoji mano laida buvo apie Čiurlionį. Ta laida labai buvo gerai priimta ir buvo pripažinta mėnesio geriausia laida televizijos. Ir po jos atsirado spektaklis viename iš teatrų apie Čiurlionį, atsirado straipsniai apie Čiurlionį, iki tol toks nelabai buvo ir žinomas, nors jis ten ir gyveno, ir kūrė kurį laiką. Tai va, ir prasidėjo tas darbas, po to kviesdavau ir Kęstutį Adomaitį, ir toks buvo mėmas, ir su Miltiniu ten tokį interviu dariau, pradėjau kviestis ir dainininkus, tai va buvo Altinienė, Petrikytė, Kernagis buvo 2 kartus atvažiavęs, dariau laidais, Gintarė jau Takaitė, sukūriau ten gal kokį 20 laidų apie mūsų tos lietuvių menininkus, kultūros žmonės, dirbau apie 60 filmų kaip prodiuseris, viskas atrodo buvo gerai, bet tai neįėjo mano planus būti Peterburge gyventi visą laiką. Ir kaip tik prasidėjo sąjūdžio laikotarpis, bet buvo dar vienas momentas, aš vieną rytą atsikėlęs, aš nebegalėjau rusiškai šnekėti, psichologiškai. Tiesiog vieną rytą nebegaliu kalbėti svetimą kalbą.
Tęsime pokalbį su Kęstučiu Meškiu. Kadangi jis Sankt Peterburge dirbo televizijoje, prodiusavo ir kūrė laidas, sugrįžus į Klaipėdą jam pavyko įsidarbinti audiovizualinėme centre. Kadangi dirbau televizijoje, tai mane iš karto čia audiovizualiniam centre, jeigu žinote, ten Hollywoodas, kur buvo anksčiau prie ligoninės, pakvietė dirbti televizijos laidas. Kadangi tas AVC priklausė sąjunginiam struktūram, jie matyti tikėjusi, kad aš pradėsiu kurti tokias prosovietinės laidas. Bet aš ne iš tų. Pradėjau ieškoti formų, kaip man išreikšti tai, ką aš noriu išreikšti. Gal vienas iš pradininkų buvau to politinio muzikinio klipo. Aš imdavau lietuviškas, pavyzdžiui, Vairo melodiją, čia mano žemė, ten daina, po to čia mūsų namai. Imdavau tas melodijas, ant jų dėdavau visokius, įvykius, kurie vyko. Ten bado streikas, po to žmonių ten eitynės, po to ten daugybė tų įvykių sąjūdžio, kurie galbūt nebūtų praėję, bet tie centro reikėtų muzikinių klipų nežiūrėdavo, praleisdavo. Tai aš tokiu būdu sugebėjau ištransliuoti tai, ką norėjau pasakyti tuo laiku ir išreikšti. Tai va toks buvo darbas, po to, aišku, jau miesto savivaldybė tą televiziją ėmė globoti, tada jau pasidarė lengviau. Po to Kęstutis Meškys kurį laiką dirbo Kapitoliaus kino teatro direktoriumi, o vėliau kino studijos Klaipėdos filialo direktoriumi. Privatizavo šią įstaigą, įsikūrė savo agentūrą bei daug metų skaitė paskaitas studentams. Įkūriau savo meno agentūrą ir pradėjau dirbti su įvairiais tokiais projektais, ir su kino, ir su kitais meniniais projektais. Na ir tuo metu, kadangi su semiotika jau buvau gerai studijavęs, fakulteto dekanas čia Vilniaus dailės akademijos pakvietė mane dėstyti semiotiką, kultūros semiotiką, meno semiotiką. Ir prasidėjo mano pedagoginė tokia lektoriaus veikla. Po to rašiau straipsnius, aišku, apie kultūrą, apie kultūros žmonės. Buvo vienas labai toks aktyvus periodas, kai praktiškai dirbau visose čia ir valstybinė kolegija, socialinių mokslų kolegija, ir akademijoje, fakultetuose ir universitete. Su talentingais studentais buvo nuspręsta įkurti viešąją įstaigą Medijų uostas, kuri rūpinosi kino klubo 8,5, taip pat Europos kino festivalio Gaudebiut veikla. Kai atsirado kultūros fabrikas, vadovė pakvietė mus pradėti čia kino veiklą. Ir su savo studentais, apie 20 žmonių tada mūsų steigėjų buvo, mes įkūrėm tą klubą, kadangi esu didelis italų kino gerbėjas ir Felinio pasiūliau pavadinti 8,5. Taip gimė klubas 8,5. Tai jo tikslas ir yra tai, ką aš atradau kine, aš norėjau perduoti žiūrovams, Klaipėdos visuomeniai, kadangi aš labai didelį matau, tokiam geram kine, nekomerciniam kine, didelį potencialą. Kęstutis Meškys daug metų ir pats filmavo, o vienas iš naujausių darbų kartu su režisierė Inesa Kurklietytė sukurtas dokumentinis filmas Anikė meilės istorija. Filmas ne tik pasakoja apie legendinę Anikės iš Taravos ir poeto meilės istoriją, bet ir apie užgimusią klaipėdiečių meilę Anikės kultūrai, tapusiai miesto simboliu. Šiam filmui panaudoti mūsų pašnekovo daug metų filmuoti šios kultūros papėdėje vykusių įvykių kadrai. Apie 90-us grįžau į Klaipėdą ir jaučiau, mes daug filmų kūrėme apie Peterburgo architektūrą, apie meną, baletus, filmavom viską. Aš jaučiau, kad turiu atiduoti duoklį savo gimtam miestui. Aš čia pradėjau, kaip sakiau, televizijoje dirbti ir mes darėm reportažą apie Anikės atidarymą. Man atvėrė visiškai naują Klaipėdos tokį kaip savo miestų pajautimą. Aš suvokiau, kad miestas tarsi tapo gyvas, įgijo savo dvasią su Anikės paminklo atėjimu, kad jis įgijo savo legendą. Ir legenda ne apie, sakykime, kažkokį nacionalizmą siaurą, bet apie amžinas vertybės, apie meilę, kuri jungia čia gyvenusius lietuvius ir vokiečius ir kitas tautybės, sugrįžus Anikė į miesto aikštę. Aš pradėjau kiekvieną kartą, kai kas nors įvykdavo, eidavau ir filmuodavau. Kartais turėdavau profesionalią kamerą, kartais ir buitinę kamerą, paskutiniu metu net su telefonu. Ir ne tik įvykiai. Man įdomu buvo, kaip ten galų galia kaip narkomanai kartais susirinkdavo, arba kažkokie taip vadinami bomžai, arba vaikai ten išdykaudavo, spardydavo kamuolį aplinkui, lietų, sniegą. Žinokit, toks man pasidarė įdomus tos Anikės gyvenimas šitam mieste, jo širdį. Miesto aikštė ir tas simbolis tarsi atspindėjo visą miesto dvasią. Kęstutis Meškys labiausiai apgailestavo, kad daug jo filmuotos medžiagos taip ir liko nepanaudota filme.
Idėjos autorius ir prodiuseris buvo pats Kęstutis, o režisierė Inesa Kurklietytė. Aišku, būtų smagu, jeigu aš čia su klaipėdiečiais būčiau tą projektą realizavęs, kadangi aš manau, kad geriausiai būtų padarę tie, kurie čia gyvena, kur kiekvieną dieną vaikštų pro jį. Bet, žinau, Klaipėda nei kino infrastruktūros neturėjo, nei technologijų pakankamai. Teko kreiptis į savo gerą pažįstamą Inesą Kurklietytę, kuri vadovauja ir inkubatoriui kino industrijos, kur yra visa infrastruktūra. Antras dalykas, man atrodė, kad moteris režisierė galės subtiliau atskleisti tą ir meilės temą, ir tų žmonių santykių temą. Na ir ačiū Dievui, jis sutiko. Aš sėdau rašyti scenarijų. Daug kas iš to scenarijus ir pakliuvo, kai kas nepakliuvo. Ir gimė tas filmas. Aišku, ne viskas įėjo į tą filmą. Kai kurių epizodų man tikrai labai gaila. Net kartais kyla mintis, kad sukurti naują filmą, kur mes dar giliau ir plačiau būtumėm tą temą atskleidę. Ir man buvo labai svarbi tema ne tik ta meilės istorija Anikės ir Dacho, tų mūsų Klaipėdos poeto Dainiaus, bet ir kaip gimė ta meilė mūsų miestiečių Anikiai skulptūrai, kai mes pasijutom klaipėdiečiais, kai mes pasijutom jau ne, kaip aš sakau, mankurtais, bet turintis ir savo legendą, savo simbolius, bet nieko nepadarysi. Filmas negali tęstis serijom ten 10 valandų, tai ta idėja pavyko ir skaitau visiškai neblogai pavyko realizuoti. Filmo Anikė meilės istorija premjera įvyko prieš 3 metus. Paklaustas, kaip publika sutiko šį filmą, laidos svečias teigė. Žinot, idealams ir tobulybė nėra ribų. Kai kuriems užkliuvo kai kurie epizodai per daug užtęsti. Kai kuriems, pavyzdžiui, pritrūko, man asmeniškai pritrūko. Aš labai norėjau, kad įeitų Paukštės jubilėjo momentai, kurį aš irgi filmavau. Ir pritrūko tokių miestų reikšmingų veidų. Aš juos pažįstu. Gal režisieriai, montažo autoris jas praleido pro akis. Tai aš dėl to sakau, būtų labai gerai, jeigu būtų kūrė klaipėdiečiai, bet tikrai esu dėkingas Inesai, kurie profesionaliai labai gerai sukūrė tą filmą. Ir aš skaitau, kad filmas tikrai neblogas. Ir jis man labai reikšmingas, kadangi aš skaitau, kad tai etapinis mano filmas. Tai visgi 30 metų vaikščiau, filmavau ir epizodą prie epizodo ir norėjusi, kad tas filmas jau pilnai išreikštų mano požiūrį į Klaipėdą, į miestiečius, į mūsų bendruomenę. Ir aš manau, kad jis pavyko. Atsiras gal dar geresnių. Šiuo metu Kęstutis Meškys gyvena naujų sumanymų. Jis ruošiasi išleisti knygą apie Klaipėdos krašto kiną ir jo asmenybės. Ta knyga irgi gimė iš tokių ambicijų, ta prasme, kad beskaitant mūsų Lietuvos kino istoriją, aš amžinai susidurdavau su tokiu fenomenu, kai reikalas daidavo iki Klaipėdos krašto tiesiog arba visiškai neužsimenama apie jį, tarsi Klaipėda nebuvo Lietuvos dalis ir čia kino aplamai nebuvo, arba tiesiog rašydavo išskyrus Klaipėdą, arba statistiniai duomenys išskyrus Klaipėdą. Ir kai aš rašiau tą scenarijų apie Anikę, susidūriau su visą eilę filmų kūrėjų, lietuvių kilmės ir nelietuvių, žydų kilmės nemažai buvo, žinom, kad kino industrijų aplamai nemažai dirba ir Holivude, ir pasaulyje. Ir daugybė žinomų žmonių, kurie į Europos kino istoriją įėjo. Na ir antras dalykas, labai įdomus buvo procesai, kurie čia vyko. Kadangi čia susidūrė dvi geopolitinės tokios srovės, auganti, tokių fašistinių, revanšistinių idėjų Vokietija ir Lietuva, kuri bandė įsitvirtinti kaip nepriklausoma valstybė. Ir tie politiniai įvykiai, tos dramos, kurios čia vyko, jos ir kino salėse vyko, ir kino Disney'e vyko. Prodiusavęs dokumentinį filmą Anikė meilės istorija, dabar Kęstutis Meškys rūpinasi naujų sumanimų. Jis ketina išleisti knygą apie Klaipėdos krašto tarpukario kiną, bei iš šio krašto kilusius žmonės, kurie padarė karjerą ne tik Europos, bet ir pasaulinėje kino industrijoje. Ne visi jie tapo kino žvaigždėmis, bet ryškų pėdsaką kino industrijoje ir ne tik Lietuvos. Mes dabar visą laiką kalbam apie Lietuvos kino istoriją ir mūsų visi kino veikėjai tarpukario išliko Lietuvos kino istorijos rėmuose. Šitie žmonės įėjo į Europos, įėjo į pasaulio kino istoriją. Ne vienas jų, aš kalbu apie aktorius ir prodiuserius, dirbo Holivude ir sėkmingai dirbo, pavyzdžiui, tokia Marija Aldon, lietuvaitė kilusi iš Tauragės. Ji Holivude puikią karjerą padarė ir skaitėsi
viena iš 60-ųjų kino žvaigždžių. Holivude dirbo ir Zūza, dirbo Borčel, irgi aktorės lietuvaitės, Milevski dirbo, jo veikla daugiau buvo susieta su prodiusavimu. Prancūzijoje dirbo kino industrija labai sėkmingai, puikiai darbavosi ir ne vieną filmą sukūrė Holivude. Arba prisiminti tokį mūsų irgi krašto žmogų kaip Džordžas Mikelis. Tai buvo Jurgis Mikalaitis, kuris gimė Tauragės apskrityje, išvažiavo iš pradžių Vokietiją, po to į Australiją ir padarė puikią karjerą Anglijoje, filmavosi Holivude ir kas įdomu, kad jis niekuomet nesisakė savo lietuviškų šaknų. Jis ne vieną kartą buvo atvažiavęs į Lietuvą, įkūrė stipendiją muzikos teatro ir kino akademijoje studentams ir scenarijus rašė ir gana sėkmingai kino srityje darbavosi ir jis išreiškė norą, kad būtų palaidotas Lietuvoje ir tas jo noras buvo išpildytas ir jis ne vienintelis iš tų visų mūsų kino žvaigždžių palaidotas Lietuvoje. Laidos svečias tikisi, kad knyga apie Klaipėdos krašto tarpukario kino istoriją ir iš čia kilusias kino asmenybės galima bus paskaityti jau kitąmet. Kelias nuo parašymų, kai knygos yra pakankamai sudėtinga šiais laikais. Išleisti knygą nėra lengva. Ten surištas su autoriniam teisėm, kadangi daugelis tų ir kino žvaigždžių ir istorinių faktų surištas su Vokietija, su užsienio. Tuose kraštuose tos autorinės teisės labai saugomos ir jos pakankamai brangios. Tai šiuo metu aš stengiuosi kuo daugiau publikai ir pristatyti tą knygą ir papasakoti apie ją ir straipsnius ne vieną parašiau ir tikiuosi, kad pavyks surinkti lėšas ir kitą metą man pavyks ją išleisti. Tai bus dar vienas mano indėlis ir duoklė Klaipėdai ir Klaipėdos istorijai, kuri nepelnytai buvo užmiršta. Pašnekovas vilėsi, kad ši knyga prisidės ir kuriant Klaipėdą kaip kino kultūros miestą. Aš manau, kad mes tik kelyje į tai. Aišku, aš matau tos teigiamus procesus ir tas tendencijas, kurios atsiranda. Pavyzdžiui, kultūros fabrike atsirado kino studija, kelių tokių entuziastų dėka, kur bandoma filmuoti. Klaipėdoje įkurtas, nors tą idėją aš jau senai bandžiau realizuoti, kino biuras, kuris dirba ir su mūsų kino kūrėjais, su užsienio kūrėjais, kurie atranda Klaipėdą, jos architektūrą labai įdomią, gamtovaizdį. Tai čia yra didelės galimybės. Bet ko aš pasigendu iš miesto valdžios tokio supratimo to kino kaip kūrybinių industrijų variklio. Kinas, man atrodo, visiems aišku, kad tai tokia sinergija, tai ir kūryba, tai ir technologijos, tai ir verslumas. Čia yra tokia meno rūšis, kuri integruoja daugybę dalykų. Tas kinas kuria labai didelę pridėtinę vertę. Ir Vilnius to pasinaudoja. Žinom, ir Vilnius plūsta užsienio kino kūrėjai. Kas dar svarbu, kad kažkaip tai mes sunkiai palaikom tuos retus kino kūrėjus, kurie dirba. Aš žiūriu iš paraiškų, pavyzdžiui, paskutiniu metu nei vienas vietinis kino projektas negavo finansavimą. Aplamai aš skaitau, kad trūksta lyderių ir valdžioje trūksta lyderių. Lyderis tai žmogus, kuris veda mus ne ten, kur mes ir patys eitumėm, bet ten, kur mes be lyderio nenueitumėm. Gal nedaugelis ir suvokia to kino industrijų reikšmę, bet valdžia mūsų savo išsilavinimo, intelektų, savo pasaulėžiūrą platesnį turėtų suvokti ir palaikyti tas tendencijas. Kol kas to nėra. Bet viltis miršta paskutinė. Aš tikiuosi, kad visgi Klaipėda bus ir kino miestas. Tuo ir baigėme pokalbį su kultūrologu, lektoriumi, rašytoju, žurnalistu ir dideliu kino mylėtoju Kęstučiu Meškiu.